Panevėžio kultūros centre vyksta didžiosios salės atnaujinimo darbai. Pasak Panevėžio kultūros centro direktoriaus pavaduotojo, salėje naujai diegiamos technologijos, akustiniai ir interjero sprendimai leis organizuoti aukšto meninio lygio renginius. Svarbiausias tikslas ir yra salės kapitalinis remontas ir scenos, plus visos technologijos pakeitimas. Tai čia yra ašis viso mūsų projekto. Aišku, šitas visas remontas aplimpa įvairiais pagalbiniais darbais, tokios kaip inžinierinės sistemos ir šildymas, tada ir vėdinimas, ir gaisro gesinimo sistemos iš karto, ir elektros sistemos, ir rezervo maitinimas. Mes neturėjom dizel generatorių, dabar turėsim. Kultūros centre bus pastatytas naujas dizelinis elektros generatorius, kuris tieks elektros energiją ne tik esant ekstremalioms sąlygoms arba avarijų atvejams, bet ir bus galima saugiai baigti žiūrėti spektaklį ar koncertą, žiūrovai nepajus, kad buvo dingusi elektra. Įstaigoje montuojamas ir naujas šiluminis punktas, kuris leis efektyviai paskirstyti šilumą ir jo valdymas bus pilnai automatizuotas. Renovuojam šildymo punktus, renovuojam siurblinės priešgaisrinės, renovuojam elektros skirstymo pastotis. Kaip minėjau, jau atsirado dizelis generatorius, kuris nutrūkus įtampai arba tinkluose atsiradus kokiai avarijai, tai žiūrovas nepajus, bus perjungiama į mūsų autonominį maitinimą ir spektaklį. Ir atlikėjai galės ramiai savo baigti spektaklį ir žiūrovas net nepajus, kad mieste nėra šviesos ir panašiai. Vėdinimo sistema iš principo yra nauja ir ji bus moderni tuo, kad visi vėdinimo įrengimai kartu su priedais, su šaldymo įrengimais stovės ant stogo. Tuo mes atlaisvinom esančias patalpas, ką mums labai reikia, mums trūksta plotų, atlaisvinsim patalpas esamų kamerų, sukėlė ant stogo vėdinimo įrenginius ir oras, komfortabilus oras, norėčiau pasakyti, bus paduodamas per apačią, tai reiškia po kėdėmis, po žiūrovo kėdėmis, tolygiai per visą salę. Tai čia toksai iš principo naujas dalykas bus. Turbūt žiūrovai atsimena, kaip ir mes daug skundų gaudavom, kad salė šalta, nepatogu yra. Ir mes laukiam šitos renovacijos dėl to, kad galėtumėm žiūrovą pakviesti į komfortabelę salę ir akustinę prasme, ir temperatūros prasme, ir kad jis jaustųsi labai patogiai. Naujovės šitoj salėje yra tai, kad iš principo keičiasi įranga. Visa įranga yra naujos šiuolaikinės kartos. Tai dabar yra visa projekto dalis skirta akustikai. Ir mes manom, kad pritaikius visas šitas akustinės priemonės, mes turėsim dar geresnę salę, negu iki šiol buvo, kas liečia akustiką. Kultūros centro scena bus modernizuota ir papildyta teatriniais keltuvais, kurių valdymas vyks naudojant kompiuterinės sistemas. Scenoje taip pat bus atnaujintas ir sukamas ratas, kurio valdymas bus integruotas į bendrą valdymo sistemą. Kelimo įrengimai, teatriniai keltuvai yra visai kitos kartos, su galimybė moderniai juos valdyti ir jie bus sukelti į ardynus, ten aukštai, bus techninis tokios lubos yra padarytos ir ten jie bus montuojami. Kitas momentas, atsiras vertikalios kelimo platformos, tai orkestrinė bus mechanizuota, bus galima nuleisti ir pakelti tiek orkestro dalyvius, tiek atskirus dalyvius. Platforma bus suskirstyta į 3 dalis, galės judėti kiekviena platformos dalis atskirai ir kartu. Tai čia toksai, reiškia, modernumas bus. Aišku, sukamas ratas jis išliks, modernizuotas, bus moderni pavara su galimybė moderniau valdyti tą sukamą ratą ir integruoti jį į kitas sistemas. Taip pat salėje galėsim priimti ir labai greitai transformuoti į, sakykime, iš teatrinės salės į, sakykime, kokį nors baleto salę. Mes turėsim specialius paklotus, ką iki šiol neturėjom, rankiniu būdu, ten reikėjo kloti, kažką daryti, ruoštis, klijuoti ir panašiai. Tai dabar turėsim specialią įrangą, kur per keletą, kaip sakyti, valandą kitą ir bus paruošta salė iš principo kitam pasirodymui, kitam veiksmui. Taip pat labai galvoju, kad teatralai
teatralai, kurie norėtų kažką pastatyti pas mus, kokį spektaklį ten su kokiais specialiais efektais, su susukimais, nuleidimais, apšvietimais, tai čia bus ta vieta, kur jie galės pasireikšti. Tikslas yra toks ir mano toks noras yra, kad žiūrovas ne vien matytų statišką tokį vaizdą scenoje, bet kad ir technologijos dirbtų ir padėtų tam atlikėjui ir tuo pačiu pagerintų tą vaizdą, kad jis būtų nenuobodus, būtų toks dinamiškas, kintamas, su efektais. Tai va čia toks yra tikslas. Naujai atsiras tokios sistemos kaip galimybė filmuoti ir transliuoti vaizdus keliomis kameromis, žiūrovų informavimo sistema, modernus tiesioginės ir galinės projekcijos vaizdo projektoriai, tarnybinio ryšio sistema, artistų informavimo sistema grimo kambariuose, režisieriaus padėjėjo valdymo pultas. Iš principo yra pakeista žiūrovinis salės aparatinė yra išplėsta. Taip pat yra pritaikytas akustinės medžiagos ir operatoriai turės daug geresnės sąlygas ir daug geriau girdės ir daug geriau matys negu iki šiol. Taip pat mes turėsim įrašų studiją, kurios iki šiol neturėjom. Įrašų studiją savom reikmėm, kadangi daug yra kolektyvų, kuriuom reikia daryti fonogramas, įrašus, šventėms suruošti kažkokius muzikinius projektėlius, tam reikalingos sąlygos, reikalinga apdoroti tuos garsų įrašus, tai dabar nuo šiol turėsim savo tokią įrašų studiją, kurioje daug ką galėsim padaryti patys, ko iki šiol neturėjom, reikėjo ten samdytis, važiuoti kažkur kitur ir panašiai. Prie salės, kaip žinome, yra grimo kambariai ir yra repeticijų salės, tai taip pat jos patenka į renovuojamos plotus. Tai ten taip pat yra daromas kapitalinis remontas, keičiamas grindys, lubos, įvedama vėdinimo sistemos, ko nebuvo, ir pertvarkomi tualetai, atsiranda papildomi dušai ir panašiai. Salėje bus daugiau erdvės neįgalio vežimėliams, platesni praėjimai ir įrengtas keltuvas patekti į sceną. Pirmojo ir antrojo aukšto holuose atnaujintos durys, kurias visi lankytojai galės lengvai atidaryti ir uždaryti nepriklausomai nuo savo fizinių gebėjimų. Dėl šių patobulinimų renovuojamas erdvės taps patogesnės žmonėms turintiems fizinę negalią. Panevėžio kultūros centro direktorė teigia, kad Panevėžio kultūros centre vykstantys svarbus pokyčiai ne tik pagerins žiūrovų salės kokybę, bet ir suteiks naujas galimybės atlikėjams, artistams ir lankytojams. Labai džiaugiamės, kad 24 metais rugsėjo 9 pradėjome pirmąjį renovacijos etapą mūsų kultūros centre. Labai tikimės, kad jis baigsis po 2 metų. Rangovai atėjo rugsėjo 9, tai 24. Tai pabaiga sėkmės atveju nusimato rugsėjo 26 metais, kada mes galėsime atverti duris ir pakviesti žiūrovus į atnaujintą didžiąją kultūros centro salę.